Pristatome Jums bendrovės AEG orkaitę. Jei susidomėsite, jos modelis BE 301-3021M. Tai elektrinė orkaitė, turinti visas reikiamas kepimo funkcijas ir vienerius teleskopinius bėgelius. Toks įrengimas labai palengvina maisto įstumimą ir ištraukimą iš orkaitės. Bendra šio prietaiso galia 3,5 kW. Orkaitė Jums rodys tikslų laiką. Palikite visą darbą šiai orkaitei. Pirmą kartą spustelėję laikrodžio simbolį nustatote, kiek laiko reikia kepti. Spusteldami pliuso ir minuso ženklus galėsite nustatyti, kiek laiko gaminys turi kepti. Antrą kartą, kurią valandą kepimas turi baigtis. Kokiu tiksliai laiku ji turi išsijungti. Kitaip tariant, galite nustatyti, kad orkaitė automatiškai įsijungtų ir išsijungtų. Tuomet prietaisas pradės veikti reikiamų laiku, net jei jūsų tuo metu nebus namuose. Varpelio simbolis reiškia, jog besibaigiant ir atėjus jūsų nustatytam laikui, girdėsite garsinį signalą, primenantį apie paruoštus pietus arba vakarienę. Temperatūra šiame prietaise pasirenkama mechaniniu būdu, dešinėje pusėje esančių ratukų. Orkaitė turi tokias kepimo funkcijas. Karšto oro pūtimas, kai kaitra tolygiai cirkuliuoja po prietaiso vidų, picos funkcija, žinoma geriausiai tinkanti picai kepti, tradicinio kepimo funkcija, kai patiekalas kaitinamas iš viršaus ir iš apačios, patiekalams iš tešlos bei gaminių pašildymui skirtas kaitinimas iš apačios ir šaldytų patiekalų atitirpinimas. Kepant mėsą, paukštieną, kepsnius, tinka rinktis grilio funkciją, kuri gali būti įprasta ir padidinto galingumo, pavadinta didysis grilis. Dar viena funkcija – didysis grilis ir ventiliatorius tinka daržovių apkepams, lazanijai, įdarytoms daržovėms kepti. Dar nepaminėjome, jog orkaitėje įrengtas patogus apšvietimas, taigi visuomet gerai matysite savo patiekalą. Virtuvėje dažnai krykštauja ir jūsų vaikai, nesibaiminkite dėl jų. Orkaitės durelių išorinis paviršius Isofront Plus niekada neįkaista iki daugiau kaip 50 laipsnių, taigi vaikai nenusidegins. Taip pat ant prietaiso nelieka pirštų antspaudų. Orkaitę rasite parduotuvėje Technoliux adresu Laisvės prospektas 55 Vilnius arba internete technoliux.lt.